Tai sveiki, gyvi. Nu, pasikeitęs truputėlį, nes ilgą laiką nebuvo prieita prie mano dabartinio projekčiuko 600 bandito. O nebuvo prieita dėl to, kad papuoliau truputėlį ant skemerio. Tai jūs irgi nepapulkit. Žinokit, nesvarbu, jeigu perkat Allegro.pl puslapyje ir kad tenais parašyta, kad irgi legitimis yra pardavėjas, tai dar toli gražu nereiškia, kad taip ir yra. Yamamoto atsiuntė dalis buvo prastos, brokuotos, šakės tai išdaužytos tiesiog literaliai, ir situacija išsiunčiau atgal ir žadėjo, kad įdės kitas, kur jau tikrai jau geros šį kartą bus, ir prasidėjo laiko tempimas. Ten visą laiką atmazai visokie, kodėl tu čia mane, kaip pasakyti, spaudi dėl tų dalių, aš čia dabar net darbe negaliu, aš įdėsiu. Pirmadienį tikrai bus, penktadienį vėl skambini, žinok, neturėjau kada, užsiemęs, bla bla bla. Ir gavosi, kad per stebuklą pasižiūrėjo draugelis, kad turi parašyti kleimą per 2 savaitės. Kitu atveju, jeigu tu, kad ir išsiuntėjai dalis ir neparašiai per 2 savaitės skundo, tavo dalis lieka išsiųstos ir tu šaibą atgal negauni. Spėjom surašyti visus tos dalykus, ir gražino pinigus. Visa laimė. Pačią paskutinę akimirką. Tai Lenkas bandė nuskemint. Ir jeigu norėsit kažką įsigyti, tai iškart sakau, Yamamoto apeinat iš toli. Nieko neverta su jais daryti, nes melagiai, skemeriai. Bet bandžiau dar ieškoti čia ir Lietuvoje tų dalių, tų šakių, nieko neradau. Bet nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Va, mano bandits stovi su šakutėm ir turbūt nebusit matę pas 600 reguliuojamas reikalas. Va, kaip gerai papuolė. Pritaikysiu nuo Suzuki GSX-F Katanos 750 reguliuojamas šakės. Aišku, jos dabar dar reikalauja truputėlį meilės. Salnikai yra identiški kaip ir 600, aš juos turiu pakeisiu, estetiką padailinsim, reikės tada sufitinti ratą. Šitoj vietoje yra problema, truputėlį neatitinka atstumai. Nežinau dar kaip čia bus su stabdžių diskais, gali būti ir tenais reikės spacerių, arba galbūt, dar nematavau, tai nenoriu prisapaliuot. Gavau ir suportus, gavau ir sparną, bet vėlgi, kadangi Katanos tilteliai yra siauresni, bandito yra platesni, va, matosi, kad ir sparno biški vietos nedaeina. Čia grubiai per kokį, per comą paplatėjo viskas. Tai problemos didelės nėra, šitą reikalą persidarysiu. Sparnas, tada viskas tiks. Gavau ir ratą, ir už šitą malonumą 140 eurų. Suportai, ratas, šis, su tais spaceriais ir su šakėm. Tai kol kas pasirodo, kad į biudžetą dar telpu. Ir kadangi dar kažkiek tais iki tų 800 lieka, svarstau, ne persirinkus man suportų. Jaučiu taip ir padarysiu. Ir galvoju, gal dar ir žarneles armuotas. Jeigu liks pinigų, tai pasižiūrėsiu. Gal dar ir tą pasidarysiu. Ir iš principo jau visos dalis kaip ir yra, galima surinkinėti. Tai dabar dar svarstau, kurį ratą dėti. Ar Katanos, ar bandito. Iš principo vizualiai jie atrodo kaip ir vienodai. Gal netgi vienodi ir yra. Tik ant ano yra jau sumontuota padanga ir nežinau kaip yra su guoliais. Tai irgi reikės pasimatuoti, nes taip iš pirmo žvilgsnio Katanos ašis yra siauresnė, bet gal užtektų tiesiog perpresuoti atitinkamo diametro guolius, o gal ir neužtektų, gal tiesiog reikia dėti Katanos ratą. Katanos rato nenoriu dėti dėl to, kad reikėtų permontuoti padangą, tai vėl važiuoti, permontuoti, mokėti pinigus ir dar tada Katanos ratą reikėtų kažkaip tą estetiką truputėlį atstatyti. Bet gal ir visai nieko būtų, jeigu aš palangės rato nupoliruočiau. Bet čia yra labai daug darbo. Tai žodžiu, daug tokių visokių dviejonių, nežinau kaip kas, kaip ką. Eigoje dar sumislysiu. Bet
po pusantro mėnesio pertraukos pagaliau galiu eiti dirbti. Tai šiandieną turiu dar vieną darbelį padaryti klientui, nes prašė, kad atiduočiau jau detalę šiandien. Einu suvirinsiu detalės ir tada bandysiu pasikrapštyti šiandieną jau ir prie Saviškio moco. Prie galutinio vaizdo dar kažko trūksta čia, ne priekį, o trūksta liustros. Ieškojau originalių, žodžiu, kainuoja subraižytos abel kiek, tai nusprendžiau subiniais liekų neieškoti. Nuvariau į Moto ir ten akcinė lempa. Šitos daiktas be akcijos pidisokas, su akcija 40 eurų buvo. Ir pasižiūrėk, naujas, visiškai, ir štai su įleidimu, žodžiu, idealiai tiks, atrodys fabričnai, originaliai atrodys, laikikliai irgi originalus tinka. Aišku, čia ta nekaltybės plėvė nusims, kai jau susidės lempa, tai dar gražiau atrodys šitas daiktas. Ir yra niuansas, jeigu jums reikės kada lempos, tai galit su nuolaida medžioti daikto ir dar atėję pasakyti nuolaidos kodą Šilas Moto, dar gausit 10% nuolaidą. Nesvarbu, kad akcijinė prekė, vis tiek gausit nuolaidą, tai nepamirškit naudoti šito reikalo. Ir 35 eurukai gavosi. Akcijinė, dar plus nuolaida, prašau. Ir va taip, vaizdelis iš karto bus. Tai viską, aš šiandien jau susimatavau, reikia ardytis viską vėl lauk, persirinkti šakes, salnikus turiu. Šį čia pasigaminti spacerius biški kitokius, persidaryti šitą, dėtis ir, aišku, dar prieš tai turbūt reikėtų čia pasidažyti rėmą pasiruošti, kad prie šito taško nebegrįžti, susidėti lempas, posūkius, pasijungti viską ir turbūt reikės varyti techą, o po to jau estetika, karbatiūnas, duslės rebildas ir visi kiti tolimesni reikalai. GSX-F ratas yra iš šitos vietos truputėlį siauresnis, bandito truputį platesnis. Ir banditui aš turiu spacerius, nieko kaip ir gaminti nereiktų. O jeigu dėčiau šitą ratą, tai reikėtų dar ir išnešinėti suportus, kad tiesiog siektų stabdžių diskus, kad jie eitų per centrą. Dar reikėtų čia išgaudyti atstumus ir toliau niuansai yra. Čia yra GSX-F ašis, tokia vat. O čia yra bandito ir akivaizdžiai yra skirtumas. Tai ką sumislinau? Sumislinau visgi, kad dėsiu bandito ratą, nes ir su diskais bus paprasčiau vienas dalykas. Ir kitas dalykas jau yra ant jos sumontuota padanga. Tai sprendimas. Šį čia jau išmušiau vieną į tą įvoriukę. Dabar čia ta skyla didžiulė. Šį čia reikia, kad būtų sriegis. Tai labai dėkingas diametras, reikės tiesiog prasisriegti. Sriegiklį irgi susiradau jau. O šitoj vietoj tai tiesiog reikės įvoriukės. Tai netgi tarimą turiu, kad ir įvoriukę rasiu. Šakių vaizdelis viduje toks įdomesnis. Ta prasme, visiškai akmeniniai. Belia kaip vargau, kol aš juos čia išplėšiau vargais negalais. Bet kas džiugina, kad tefloninės įvoriukės visos labai gražios, ta prasme, net nereikia jų keisti. Tai šį čia reikalas biškutį pataupo pinigus. Šį čia tai va taip va. Išbėgo, nežinau, bendroji sumoji gal kokie 200 gramų tik tais. Kas labai džiugina, tai kad šakės gražios. Aišku, aš jas, kaip pasakyti, inspektavau tik tais vizualiai pirkdamas. Bet galvoju, dėl šventos ramybės dabar nueisiu ir pasimatuosiu su specialiu aparatu. Teflonas kaulinis. Žodžiu, niekados jos nebuvo tvarkytas, perrinkinėjimas tos plunksnos. Tai geras mocas yra Suzukis. Tik kažkodėl tais jų labai nemyli ir neprižiūri. Tai va taip ir būna po to su tais Suzukiais, kad jie gendalė. Tai kad niekados gyvenime nedaryta niekas. Užpuvę, vajezu. Kai pradariau, tai, nesumeluosiu, viešojo tualeto aromatai nuo to tepalo. Tai visgi kolbas nutariau dažyti juodai, juoda matinė spalva, kad labiau dėrėtų prie visos kompozicijos. Tai labai patinka man tas rezultatas. Dar čia užsidės ir nuo bandito tos apsaugėlės plunksnų.
Žodžiu, bus gražus juodulys. Sparnas irgi juodas matinis bus. O dabar prikolas. Radau pirmuko ašį. Jinai idealiai tinka į guolius bandito antruko. Šičia sriegis jau padarytas. Jisai šičia jau sukasi tinka. Šičia tik tais netinka šita skylė. Tai ją reikia pragręžti ant 22 milų. Tada kas gausis? Šičia susisuks, šičia susisuks ir viskas. O šičia atstumas gal kažkokią tais reikės šaibelę padėti. Bet va toks va sprendimas bus. Tai su pirmuko ašim bus įspręsta problema. Nereikės ieškoti, kokią čia tą įvarę sudėjus. Ir vėlgi įvarė, ašis, įvarė, tada šakė. Kolba nėra toksai, kaip pasakyti, patogus sprendimas, nebent daryti užvartą. Užvartos aš čia paprastai be tekinimo staklių pas save nepasidarysiu, tai labai gerai, kad aš radau tą ašį, žodžiu, įsispręs nemažai problemų. Diskai už 100 eurų kaip nauji. Prieš dedant, ką reikia būtinai padaryti, tai va, šitą visą oksidą labai gerai nusivalyti iš abiejų pusių, kad diskai idealiai priglūstų ir aišku, varžtus ant mėlyno loktaito, kad neatsisuktų. Na va, pirmuko ašis pritaikyta. Tai visgi negrįžiau, nes neturėjau grąžto. Dabar naktis tai nėra kur nusipirkti. Tai primityviom priemonėm pasidariau tekinimo stakles ir šitą diametrą susimažinau. Realiai tai buvo skirtumas milimetras. Ir va toks atvaizdelis. Dabar reikia kažkaip tais susižaisti su spaceriais, pasižiūrėti, kas ten iš mano turimų yra į temą. Kas ne į temą, tada jau tenais šauti kažkokias tai šaibutes. Irgi atitaikyti, kad idealiai tarp šakių ratas stovėtų. O šitus dalykus identifikuoti, ar čia lygų, nelygų, tai vėlgi nuo šičia atstumai matuojasi, nuo šitų laikiklių suportų irgi galima matuotis. Iš principo, tai jeigu tenais milimetro dalis pasimes, tai jokio skirtumo, nes pas kitus jau nuo to tiesiog rato įminėjimo būna pabėga ten net ir po milą ir niekas to dalyko nemato. Aišku, aš tokio dydžio paklaidos neleisiu. Aš bandysiu padaryti, kad tenais būtų idealiai, nesigaus, ten gal gausis 0,0 kažkiek to milimetro paklaidos, bet čia nebus pojūčio kažkas, kad neidealu. Tai radau sprendimą, kad nereikėtų spacerių daryti. Ir šitas reikalas estetiškiau atrodys. Žodžiu, ką reikia padaryti. Šičia yra 7,7 mm tarpas. Tai man reikia šitą ašį labiau į tą pusę susukti per 7,5 mm. Ir tada dar šitą spacerį reikės truputėlį patrumpinti. Ir gausis viskas jau šičia idealiai. Ir nereikės jokių papildomų šaibų ir dar kažkotais. Du zuikiai vienu šūviu. Rato pastatymo paklaida yra 3 arba 2 šimtosios, kitaip tariant, idealu. Ir šičia reikės, tokio nedidelio spaceriuko, arba galvoju, gal netgi ir privirinsiu, bet čia turėtų būti kažkas turbūt iš akies apie 6 milus. Tai mes tuoj pabandom pasimatuot. Akis tai, karočiai. Jo, 6 milų reikia spaceriuko. Tai arba galiu šaibą tiesiog iššauti tą tašką, arba galiu privirinti prie šito, susiekti tiesiog. Ir turbūt bus pats protingiausias dalykas, nes nereikės po to ten dedant dar iškris, pasimes. Jo, privirinsiu, priseksiu. Tai vaizdelis va koks, šitiek išlindo ašis, o šitoj pusėje, vos išlindimas bus. Super. Rato reikalai va taip atrodys. Viskas dailu, gražu kaip nauja. Šakės irgi idealiai veiks. Ir smagiausias dalykas, suportai atsistoja ten, kur turi būti. Šičia nereikės nieko daryti, apart vieno dalykėlio reikės truputėlį ilgesnių varžtų, nes ant tik tais keletos vijų
prisisuko dėl to, kad šita vieta ant GSX-F yra truputėlį platesnė ir norėtųsi truputėlį ilgesnių varžtų. Tai tuos naujus gal nupirksiu, pasižiūrėsiu, gal kažką turiu ir pritaikyti. Ne problema. Suportus galvoju, kad visgi aš persirinksiu, o dėl žarnelių nežinau, ar aš noriu jas čia modifikuoti, keitalioti. Nors kita vertus dabar taip žiūriu, jos čia kažkodėl tais man gaunasi per ilgos. Gal ten kažkaip tais kitaip tvirtinasi pas banditą, reikės pasižiūrėti. Nu, bet ne fainai čia jos man taip atrodo, reikės turbūt gamintis trumpesnės. Kaip visada, visokių kaladžių pilna atskirų gamintojų. Taip, kaip taisyklė visą laiką būna užsakai ir pareina ne tas, kas turi būti, arba pats užsakai ne tą, kas turi būti. Tai dalių dažnai ir atlieka ir visai gerai, kaip tokiais atvejais kaip pas mane, kai jų reikia, susinaudoja. Dar įdomus dalykas, šakių salnikai bandito netiko, bet kažkokius irgi radau nelikvidinius pas save, sufitinau, tai viskas gavosi labai gerai, nereikėjo nieko užsakinėti ir pirkti. O posūkius, tai va kažkokius tokius turiu, čia nežinau, kažkoks ar žymėjimas yra. Dar čia kažkokie tais irgi nelikvidiniai. O jezu, šitie tai labai baisus. Nežinau net iš kur. Tai turbūt šitus reikės dėti. Nu, dar gal pasiieškosiu, gal dar kažkokie, kažkur tais mėtusi. Ai, va, dar kažkokius tais turiu. O gal šitus? Nu, bus matyt. Po biskiuko jau įgauna vaizdą. Keli dar pabaigiamieji štrichai ir turbūt poryt bus galima varyti jam techą. O kadangi jau antra nakties, tai šiandieną laikas stabdyti darbus ir varyti namo. O, Pežas, visai kaip laivas eina. Žodžiu, vakar dirbau belekiek iki antros nakties, kad jau ten pasidaryti viską, susisetupinti ant tuos suportus, tą ratą pasistatyti tam, kad šiandien galėčiau pasidaryti tas traną. Ir galbūt dasimušti rytoj varyti techą, bet dievulis matyt pamatė mano planus, sako, ne, vaikyti, mes šiandien tau atsiūsim tokią dienelę, kai per vieną dieną mėnesio kritulių norma iškrenta, tai tikrai nevažiuosiu šiandien testuotis ir panašu, kad rytoj tas pats laukia su orais, tai, teks galbūt į kitą savaitę, gal kažkada geresni ten tie orai išlys, bet vėlgi, kada yra mocas netestuotas, nebandytas, tikrai nekyla noras važiuoti, kada yra šlapia. Na ir pasibandys, man reiškias, kai bus geresni orai. O šiandien tada bus galima persirinkti suportus ir bus galima elektrą, kas ten, elektrai tai tik tais posūkiai. Turiu nuliovą gumą. Tai jeigu tilps, tai aš ir susidėsiu šitą daiktą. Jis iš principo buvo naudojamas pagalbiniam dalykam. Ir jam, nežinau kiek čia, pusę metų nedaugiau, bet jisai pilnai pakrautas visą laiką būdavo ir naudojamas ten visokiais tokiais, kur reikia 12 voltų ir trumpam. Tai galima sakyti naujas. O jisai dar gyvas, tai va tiem dalykam naudosiu o šitą naujesnį, geresnį susidėsiu, manau. Suportai būtų perinkti, dabar reikės sudėti kaladės, sudėti špilkutės, susukti suportus atgal į vietas. Tai šitie bandito varžtai jau neis į trasą, o eis ilgesni, tik tais, kad ilgesni bus du tokie ir du tokie. Nes, taip gavosi. Keliaus tokie varžtai. Kažkada pasikeisiu ir tuos, kad būtų vienodos galvutės, bet šiam sykiui teks dėti taip. Stabdžių skystis atrodė gražus, tai įtarimą turiu, kad buvo pakeistas stabdžių skystis tiesiog, o suportai neperinkti, nes stumokliukai tikrai buvo stipriai apaugę, daug teko poliruoti, nereikėjo pirkti kitų, nors taip jau galvojau, ar čia pavyks man ar nepavyks.
Visa laimė, kad kaip visada pas mane iš kažkur tais mėtosi salnikų gyvas velnas, tai pakeičiu. Nu, salnikai lietuviškai mandžetai, riebokšliai, va. Tai riebokšliai pakeisti, dabar supilsiu naują tepalą, stabdžių skystį, atsiprašau. Nežinau, ar verta pilti į šitą motociklą ten tą aukštesnės virimo temperatūros, taip labai su juo brutaliai nebus važiuojama, žiedą irgi tikrai nebus važiuojama, tai paprastas DOT4. Reikės ChatGPT pasiklausti, kam yra skirtas brake cleaneris, ar jisai tiesiog nuriebalinimui, ar ir turėtų plauti stabdžių skystį, bet kelis va tuos pigiausius esu išbandęs ir nei vienas, nei kitas netlieka savo darbo normaliai. Yra vienos firmos, kur tikrai gerai atlieka reikalą, tai tik tais problema dabar aš jo neturiu pasibaigęs, o jį gauti pakankamai toli reikia važiuoti. Čia ką vietoje galiu gauti, tai yra šūdo krūva. Tai jeigu kažkada tais va turėsiu prie progos ir filmuosiu, tai parekomenduosiu daiktą, kuris iš tikrųjų plauna. O šiaip tai dabar, kad nuriebalint normaliai, tai skidėjų tiesiog, tad skidėjas kažkaip tais dar susidoroja su tuo stabdžių skysčiu, o šitie tais, purški tik tais kaip kad su vandeniu, tiek pat naudos. Sugalvojau, kad visgi nedėsiu aš jam stabdžių žarnukų armotų dėl to, kad dabar pilnai ten tos stabdžių galios užteko, o po perrinkimo suportų tikrai jos dar ir padaugės. Tai yra toksai niuansas, kad tam tikriem modsam tai yra must dalykas, bet tam tikriem modsam, kada jau yra pakankamai rimti tie stabdžiai ir jeigu nėra ten tų ABS ir visa kita, nereikia persistengti dėl to, kad užtenka to stabdymo jėgos, dėl to informatyvumo. Kada per daug gerai stabdo stabdžiai ir nėra ABS, tas per didelis jautrumas irgi gali pakišti koją. Tai visą laiką, kaip sakant, reikia vadovautis logika ir sveiku protu. Galima buvo dar ir šitas kaladės naudoti, nes šiandien kažinką jos pasidėvėjusios, mėsos dar sočiai. Bet kadangi turiu naujų gyvą velnę, susidėsiu naujas. Diskai nauji bus, ir kaladės, ir stabdžių suportai naujai perrinkti, ir skystis, viskas naujo galima sakyti. Vienas malonumas orintis stabdžius, kai žinai, kaip tai daryti. Visas oras, visi burbliukai išeina. Nors ir skystis yra per apačią paduotas naujas po pilnai išleistos sistemos, bet to murzinumo dar ir tuose senuose šlankeliuose būna likę ir ten perėjime, dar ir pačiam šitam visam reikale. Tai nuorini, tada nusivalai viskas šičia tą perimetrą, čiaplai suvažiuoja žemyn, tada išsisriubliuoja štai su šitų reikalu, atgal išpili ir likutį užpili jau švaraus skysčio. Tokiu būdu prasivalo visa sistema ir nereikia ten labai daug kovoti su skysčiu, nes jeigu ten pilsi per šičią skystį, tada varysi žemyn, tai viskas iš tų atlikusių elementų purvai tie suvažiuosi suportus, o mes to nenorim. Tai aš visą laiką darau atvirkščiai. Per suportus užpildau iki pat vašyčią. Galima dėti dangtelį atgal. Susiveržti liko vairą, liko čia varžtus sudėti į tiltelius, apatinius tiltelius dasiveržti, pasijungti baką, susidėti sėdynę, akumą pasikeisti ir varysiu prasitestuoti, ar jisai bent jau kažkiek važiuoja. Tai padariau test raidą, ir problemos. Tai pagrindinė problema yra ta, kad arba geometrijos idealiai nepastačiau, arba aišku čia tos padangos priekinė žiūriu, priekinė nudėvėta siaubingai, šleiva. Apie galinę tai iš vis patylėt galima. Tai galinė kaip atrodo, čia aš maždaug taip lygiai bandau laikyti, kad eitų susidaryti, maždaug taip. Tai ši čia eina
taip va, tada čia toksai kalnas, čia taip va, ir šita pusė, čia negana to, kad irgi duobė, bet šita pusė labiau iškilus, čia žemiau, nu žodžiu, važinėta be geometrijos ir padanga išmetimui realiai. Tai neskubėsiu šiandien ieškotis, kur galėtų būti pabėgus ta geometrija. Ką padarysiu pirmiausia, tai užsidėsiu nuo kito bandito antruko gerus ratus. Tarp kitko žinau jau pas ką kreipsiuos, iš kur gauti su naujom gerom padangom. Tada prasivažiuosiu, prasitikrinsiu. Ir jeigu tada dar bus kažkokių tais klausimų, nu tada reikės jau statytis ant lazerio ir matuotis, žiūrėtis, kuriam taške yra prasileista, bet šakės pagal tokį jų tiesumą, gal tilteliai dar gali būti, nu, bet čia irgi sunku kol kas sakyti, gal čia tiesiog reikia susidėti normalias padangas ir pasibaigs nesąmonės. Na ir dar vienas dalykas, jisai apšė nevažiuoja, nežinau, iš tų 5-7 kW gal koks 40 likę, tai toks ir dirba negražiai. Gražiau dirbo, kada stačiau atskirą bakelį su nauju kuru, šitas matyt gal senas kuras dar irgi duoda savo. Ir dar radau vieną problemą, kad posūkis, sulitavau abudu posūkius, vieną pasitikrinau, viskas šiki, kitą laidus irgi tiesiog sulitavau. Ir nepasitikrinau nuoj pusėje, kad ten kažkur tais yra pabėgęs kontaktas kažkuris. Nežinau, kaip su techu bus su tom rankenėlėm užsilankstančiom. Nu, pabandysiu aš jas suveršti. Gal neužsirausiu ant lopo. Aš aišku jas keisiu kažkada tai su laiku į OEM-inės. Nu, galbūt ne OEM-inės aftermarketas, bet kad būtų tos nekiniškai atrodančios. Daugiau tai aš čia nematau, prie ko gali būti prikipta. Tai šiam sykiui gana. Sekančiam video bus jau mocas su pagražinta estetika truputėlį. Aš čia turiu tokių apsilaupimų ir apibalnojimų. Biškutį meilės įdėsiu. Reikės padaryti dūslę, kad kažką bent jau girdėti eitų. Ir suksiu lambdą, matuosiu mišinį ir tuninsiu. Spausiu maksimumą, ką įmanoma iš to 600. Ir galbūt kažkur tais prasivažiuosiu, reikės prasilėkti gal. Iki sekančio karto, pasubscribinat, palaikinat, pakomentuojat. Jeigu kažkokių klausimų turit, visat galit kreiptis į komentarus sekciją arba rasit mane Facebook'e, TikTok'e ir Instagram'e. Ir iki.